Pasakėlės iš Rūsių. Šiandien pasakėlė apie tai, kad Rusijos žvalgyba ruošiasi atkurti agentūrinį tinklą Amerikoje ir pradėti vykdyti slaptas žvalgybinės operacijas nukreiptas prieš Amerikos nacionalinį saugumą. Kaip žinia, Amerika ir Rusija derasi, jau įvyko 2 raundai, paskutinis Turkijoje ir jų metu yra svarstomas klausimas atkurti diplomatinius santykius pilnumoje ir to siekia Rusija. Jungtinių Amerikos valstijų kontržvalgybininkai iš karto įžvelgė grėsmę. Jie sako tai, kad rusai siekia atkurti agentūrinį tinklą, kuris jau per praėjusį dešimtmetį patyrė labai stiprius smūgius ir iki šio laiko negali rimtai atsigauti. Tačiau tam, kad mes suprastume tą grėsmę, reikia grįžti į praeitį. Anksčiau, maždaug iki 2016 metų, Rusijos žvalgyba turėjo itin palankes sąlygas žvalgybiniai veiklai Jungtinėse Amerikos valstijose. Valstijose dirbo keli šimtai Rusijos diplomatų. To skaičiaus aš neradau, tačiau radau JAV senatorių laišką skirtą prezidentui Bidenui, kuriame senatoriai prašo jo, kad jisai imtųsi kažkokiu tai priemonių tam, kad išlygintų diplomatų skaičių tarp Rusijos ir Amerikos. Pasirodo, kad Amerikoje buvo 400 Rusijos diplomatų 2022 metais, o Rusijoje buvo tik 100 diplomatų amerikiečių. Tai skaičiai, kaip matote, yra visiškai nelygus. Kitas dalykas reiškia, kad kuo daugiau diplomatų dirba toj šaly, kaip šiuo atveju, kuo daugiau diplomatų dirba Rusijos diplomatų Amerikoje, reiškia, kad ten yra labai daug žvalgų, kurie dirba po diplomatinę priedangą. Kitos sąlyga yra tai, kad Rusija turėjo savo pastatus įvairiose vietose Jungtinėse Amerikos valstijose. Pasiuntinybė pati buvo Vašingtone, generaliniai konsulatai ir konsulatai, tai buvo ir Vašingtone, ir Niujorke, ir San Franciske, Marylande, Sietle, Hjustone, buvo prekybos atstovybės, buvo vizų centrai, tad galimybės tuose pastatuose dirbti ir turėti ten, pavyzdžiui, kažkokius tai įrenginius, kurie padėdavo techniškai sekti asmenis, klausytis telefonų, perimti kažkokius signalus, buvo be galo geros ir puikius. Dar čia reikėtų paminėti tai, kad jie turėjo ne tik kad gyvenamasias vietas ten, kurie gyveno, bet jie turėjo ir poilsio namus. Kaip žinia, šitie pastatai dažnai yra išnaudojami žvalgybiniai laikai. Kaip žinia, šitie pastatai ir juos stengiamasi statyti arba įsigyti ten, kurie yra prie kažkokių tai karinių bazių, kurie yra prie vyriausybės institucijų arba kurie yra prie kokios nors institucijų, kurios yra atsakingos už nacionalinio saugumo interesus, kurios tenais dirba. Taigi, toliau buvo tokia sąlyga, kad Rusijos diplomatai galėjo dirbti ilgą laiką, tai reiškia, kad šnipai Rusijos atvykę dirbti po diplomatinę priedangą galėjo ilgai veikti. Pirmas dalykas, jie galėjo parinkinėti kandidatus į verbavimą, į agentus, dirbti, apdirbti juos, užverbuoti, tokiu būdu kurti agentūrinį tinklą ir dirbti su tais agentais. O kada vienas žmogus, kuris užverbavo ir kuris dirba su tuo agentu, atsiranda tarp jų pasitikėjimas ir darbas vyksta daug efektyviau, negu, pavyzdžiui, tas žmogus yra perduodamas kitam darbuotojui. Kada kitas darbuotojas perima santykius, tai atsiranda toks nepasitikėjimas, baimė, kad gali būti išduotas, kad gali netaip elgtis, gali netaip suprasti, taip toliau ir panašiai. Taigi anksčiau galėjo ilgai dirbti, o šiais vėliau amerikiečiai sutrumpino iki 3 metų ir neilgiau. Ir tai be abejo buvo smūgis, bet apie smūgius mes pakalbėsim vėliau. Toliau, kaip žinia, pasiuntinybėse ir konsulatuose pasiuntinybėse pagrindė veikė Rusijos žvalgybos rezidentūra, kaip vienas perbėgėlis žvalgas, rusų žvalgas, kuris perbėgo į vakarus, jis papasako tai, kad pasiuntinybėje praktiškai kiekvienoje yra toksai darbuotojų išdėstymas.
60% yra šnipai, kurie dirba po diplomatinę priedangą ir tik tai 40% yra tie, kurie priklauso užsienio reikalų ministerijai ir yra tikri diplomatai. Tai rezidentūra, kaip žinot, yra gana plati, darbo kryptys yra skirtingos, tai yra ir politinė kryptis, ekonominė, techninė, mokslinė, yra darbas su emigrantais, su rusų diaspora, pavyzdžiui, yra pastovus jų siekimas, bandymas įtakoti juos, skaldyti ir taip toliau, įsigyti agentūrą tenais ir panašiai. Yra kryptis darbo su nelegalais, kurie atėjus valandai X eitų sprogdinti kažką tai, daryti kažką tai, jie turi ginklus, užkasę kažkur tai laiko, sandėlius ir taip toliau ir panašiai. Vienu žodžiu, tai yra labai rimtas žvalgybinis šnipų lizdas. Tačiau po šitų puikių sąlygų, šito rojaus gyvenimo, rusų žvalgybai atėjo sunkios dienos. Ir čia aš paskaitysiu keletą dalykų. Paminėsiu tuos metus, tuos smūgius, kuriuos patyrė jie. 2016 metais, sausio mėnesį, amerikiečiai panaikino 5 konsulų akreditacijas. 2016 gruodį išvarė 35 diplomatų žvalgus, uždarė poilsio namus Niujorke ir Merilende. 2017 Liepą uždarė generalinį konsulatą San Franciske ir 2 prekybos atstovybės Vašingtone ir Niujorke. Jų vietose atliko ir taip pat diplomatų namuose atliko kratas. 2018 metais kovą uždarė generalinį konsulatą ir rezidenciją konsulo Sietle, nes jisai buvo pastatytas šalia karinės bazės povandeninių laivų. Šitą būtent konsulatą uždarė Trumpas. Ir tuo pačiu metu išvarė iš Jungtinių Amerikos valstijų 60 diplomatų šnipų. 2021 metais balandį Amerika išsiuntė 10 diplomatų siuntų. 2022 kovą išsiuntė 14 diplomatų siuntų. Priežastys įsiuntimo buvo įvairius. Tai pagrindė susiję su karu Ukrainoje, tai pagrindė susiję su Rusijos žvalgybos neteisėta tokia peržengti visas ribas veikla vakarų Europoje, turiu omenyje asmenų nuodėjimas, pavyzdžiui, Skripalių, tėvo ir dukters nuodėjimas. Tai visas tas iš karto buvo reaguojama būtent išsiuntimais. 2023 metais spalį išsiuntė 2 diplomatų šnipus. 2024 birželį uždarė vizų centrus Vašingtone ir Niujorke. 2024 metais rugsėjį Rusijos ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose, kuris pradirbo 7 metus, išvyko į Rusiją ir Putinas jį atleido iš pareigų. Praktiškai gavus Rusijos diplomatinis korpusas, tai yra šnipų tiksliau korpusas, tokius smūgius, šnipų tinklas, agentūrinis tinklas, ne tai, kad buvo visiškai išardytas, bet be abejo jisai patyrė gana rimtus nuostolius. Pavyzdžiui, ką reiškia išvaryti šnipą iš šalies. Jam duoda 72 valandas susirinkti daiktus ir išvykti. Per tas 72 valandas jis turėtų savo agentūrinį tinklą, kokį turi ten 5-6 agentus savo tinkle, perduoti kitam žmogui. Tai praktiškai yra neįmanoma padaryti. Negali ten telefonu paimti, paskambinti, negali paimti susitikti, nes tie susitikimai priešų, kaip jie vadina, teritorijoje, yra organizuojami labai išsamei, detaliai viską įvertinus ir taip toliau ir panašiai. Taip pat, kada buvo atimti pastatai, kada buvo uždaryti konsulatai, atliktos kratos jų vietose, be abejo buvo suduotas labai stiprus smūgis techniniai žvalgybai. Tie įrenginiai, jie nėra naudojami, o anksčiau buvo. Ir šiuo metu vyksta dėrybos. Ir kaip sakiau, rusai vieną iš klausimų, vieną kaip iš pagrindinių klausimų, tai siekia tai, kad pilnumoje atstatyti, tai reiškia atgauti tuos pastatus, atidaryti konsulatų veiklą visuose tuose miestuose, kuriuose neveikia. Ir jie derasi dėl to ir kalbasi dėl to ir kaip matom, kaip galim nujausti tokią tendenciją, tai kad tikriausiai jiems tas dalykas pavyks susitarti su Trumpu. Tai kokios grėsmės gali kilti?
arba kils, kada susitars ir kada bus atkurtas pasiuntinių darbas. Tai pirma grėsmė tai, kurią aš jau paminėjau, tai, kad Rusija iš karto puls atkurti agentūrinį tinklą. Tie ryšiai, kurie prapuolė, jie dabar snaudžia tie agentai, neturi ryšių, nežino kaip, jie bus atnaujinti, jie bus atstatyti ir per juos vėl bus renkama informacija arba jie bus naudojami sprendimams, įtaką daryti sprendimams. Kitas dalykas, bus pradėtos vykdyti įvairios slaptos žvalgybinės operacijos Amerikos teritorijoje ir tai daryti juos palengvins ir techninės galimybės, ir agentūrinės galimybės. O kaip žinome, rusai labai vertina darbą su žmonėmis, darbą su agentūra. Jie skiria šitam darbui didžiausią dėmesį ir be abejo jisai duoda labai gerus rezultatus. Kita grėsmė yra tai, kad Federalinių tyrimų biuras šiuo metu patiria pats smūgius nuo JAV prezidento administracijos. Yra atleista nemažai darbuotojų, aukšto rango pareigūnų atleista. Yra didelė darbuotojų dalis, kurie nežino, ar bus atleisti, bet jaučia, kad taip gali būti. Nes jie, kaip sako, kabo ant kablio. Nes jie, pavyzdžiui, prisidėjo prie tyrimų, kurie susijęsi su dabartiniu prezidentu Trumpu. Ir juos gali skaityti, palaikyti kaip politiškai angažuotus ir reikalauti, kad jie pasitrauktų. Kitas dalykas, Federalinių tyrimų biurui, kaip ir visoms kitoms federalinėms institucijoms valstybės Amerikoje, yra nukirptas biudžetas, tai yra finansavimas yra nepakankamas. Tai kontražvalgybininkai pergyvena dėl to, ar jie turės pakankamai pajėgumų tam, kad atsilaikytų nuo Rusijos žvalgybos veiklos, gana aktyvios ir agresyvios, nes jie kaip grįš į Ameriką, tai tikrai ten maža nepasirodys. Iš jų reikalaus dirbti greitai, agresyviai, daug ir gauti rezultatus. Ir Federalinių tyrimų biurui reikės turėti tuos pajėgumus. Ir kitas nerimas, kita grėsmė, tai kontražvalgybininkams yra ta, kad jie nežinos, kaip elgtis su bylom, kurios yra susijęs su Rusija, kaip tirti oligarchus rusų, nusikalstamo pasaulio atstovus, žvalgus, šnipus ir taip toliau, agresyviai, efektyviai gaudyti juos, sodinti į kalėjimus, ardyti jų tenais visokias veiklas, stabdyti jas, neutralizuoti, ar šita jų veikla išaugs nepasitenkinimą JAV prezidento administracijos. Ne JAV prezidentas Trumpas šiuo metu vykdo Rusijos atžvilgiu kitokią užsienio politiką ir šitas prieštaravimas gali išaugti kažkokį tai neigiamų pasiekmių pačiam darbuotojui. Tai kartais būna tokia savicenzūra. Pats darbuotojas sulaiko nuo veiksmų, kurie jo manymu gali pakenkti jam, jo karjerai, jis gali prarasti darbą ir jis geriau tų veiksmų neatliks, negu imsis aktyviai veikti ir daryti. Taigi labai ačiū ir iki kito karto.